O kaip prasidėjo tavo kelias koviniame sporte? Kodėl kickboksas arba Tailando boksas vis dar nėra įtraukti į olimpinės žaidynės? Kokia jūsų dėl to nuomonė? Faktas, kad mėginsiu pasiekti kuo daugiau šitam sportą. Pagrindinis tikslas iš to gyvens. Žiūrėsim, kaip gausis. Kodėl verta propaguoti kovinį sportą? Sveiki studentų lango žiūrovai, su jumis šiandien būsiu aš, Dominykas Juška, ir šiandieną pas mus studijoje svečiuojasi 16-metis pasaulio kickbokso čempionas Tomas Banskis bei jo treneris Vadim Grediev iš sporto klubo Muay Thai Imperija. Tai sveiki visi. Sveikas. Ir pradėkime nuo to, kad prieš kelias savaitės tapai pasaulio kickbokso jaunių čempionų, su to labai sveikinu tave. Ir kokios emocijos, ar pastaruoju metu sulaukia daugiau dėmesio negu įprastai po šio titulo laimėjimo? Emocijos labai geros, daug darbo įdėjau pasiruošime, viskas super, viskas pavyko. O populiarumas, tai treneris daug darbo įdėjo, visiems rašė, visi reagavo, kas nesureagavo. Tai šiek tiek apie patį čempionatą, tai gal gali pakomentuoti, kaip sekėsi pačiose kovose, kas buvo priešininkai ir kokios jų baigtis. Pirmojo kovojo čempionato susitikau su vengru. Jo namuose kovojau, žinojau, kad turiu anksčiau laiko laimėti arba greičiausiai taškais. Pasaulio čempionas buvo, taip. Žinojau, kad turėjau laimėti anksčiau laiko, nes greičiausiai taškus nulems, kad jis namuose. Ir baigęs pirmam raundį per 30 sekundžių. Ir kaip pasako organizatoriai? Greičiausiai turnyro kova. O antroji kova buvo prieš azerbaidžinietį. Ir kaip tenais? Kovojo visus 3 raundus. Visi žinom, azerbaidžiniečiai turi charakterį labai gerą, pasirinkau kovoti visus 3 raundus, taip labiau taškuot pažaidžiau. Ir gausi viskas 3-0 laimėjau. Nes ta nuotrauka, kuri buvo ir Klaipėdos dienraštyje, tai buvo tikrai nuotrauka, kuri pasako daugiau negu pats tekstas, nes tu visas laimingas, išsišiepęs žiūri ir žinai, kad tu laimėjai, azerbaidžinietis tiesiog iš pykčio nusisukęs. Tai ar turi dabar, nežinau, kažkokį su ta nuotrauka, kad va, šita nuotrauka ir tai rodo, kad visas mano sunkus darbas atsipirko. Manau taip. Viską parodo. Parodo, aš pasaulio čempionas. O prieš pasaulio kickbokso čempionatą kokie buvo tavo pasiekimai kovinėme sporte? Buvau 2 kartus Lietuvos Muay Thai čempionas, 2 kartus Lietuvos kickbokso čempionas ir Baltijos kickbokso čempionas. O kaip prasidėjo tavo kelias kovinėme sporte? Sportavau, kaip visi vaikai, manau. Tėtis daug spaudė, įrengė salę, namus klėpė ir sportavom. Paskui atradau Muay Thai Imperiją. O kaip atradai Muay Thai Imperiją? Ta prasme, tiesiog suradai, nežinau, per socialinius tinklus ar kažkas pasiūlė? Dominykas Dirkstys toks. Buvo, pastebėjau, pažiūrėjau, kokiam klube sportuoja ir pats susidomėjau to. O kiek tuo metu buvo, kai pradėjai sportuoti Muay Thai Imperiją? 13, manau. Apie 13 metų. Klausimas treneriui. Tai kaip galėtumėte apibūdinti Tomą keliais žodžiais? Stiprus, ryžtingas, turi savo tikslus, tikrai labai norintis pasiekti daug, ne tik sportinių manau gyvenime, ir disciplinuotas labai stipriai. Tai nė vienos treniruotės nebuvo praleidę. Ar šiais laikais daug tokio jaunimo yra kaip Tomas? Mano klubui tikrai yra. Bet Tomas dabar pavyzdys. Favoritas. Taip pat jums klausimas, tai koks Tomas buvo pirmose treniruotėse ir kaip jis atrodo dabar? Aš galiu pasakyti atvirai, kad jis atėjus, jau toks buvo, nepasakyčiau, kad atėjo naujokas. Špagatą jau atsisėdo iš ką, tai gerlutė parodė, aš jau žiūriu su to įdomu. Pabiškiai atėjo individualiais treniruotės. Mes su juo pradėjome individualiai, pabiškiai po truputį. Ir man jis patiko ir paliko. Gerai įspūdžiai. Ir aš jam pasiūliau, pasilik, pradėk sportuoti. Ir taip pabiškiai po truputį ir pradėjom dirbti kartu. O Tomai kaip pats atsimeni savo pirmąją treniruotę? Buvau ganėtinai stiprus, sakau, kaip salėje nuo pats. Mažant sportuodavau. Daugiau ką, žinau. Šiaip labai dažnas klausimas yra daugeliui kickboksą arba kovinį sportą propaguojančių žmonių, tai kodėl kickboksas arba Tailando boksas vis dar nėra įtraukti į olimpinės žaidynės? Kokia jūsų dėl to nuomonė? Žinokit, neįsivaizduoju. Mat aš taip galvoju, ką reikia dar pasiekti, ką reikia padaryti, kad priimtų. Bet manau, kad
jau kažkokius žingsniukai organizacijos daro ir mes tikrai dar gal porą metukų ir net būsim. Nes aš šio klausimu šiek tiek domėjausi ir vienintelis atsakymas, kokį aš radau, tai kad Olimpinė federacija mato tiek kickboksą, tiek Tailando boksą kaip per daug brutalų sportą. Tačiau boksas yra olimpinėse žaidynėse. Tai kokia jūsų nuomonė apie tai? Tikrai neturiu komentarų. Pirmą kartą girdžiu, tai brutalus. Brutalus, tai tikrai, bet taigi yra sportas. Tikrai. Klausimas abiems. Kovotojas su dideliu ego. Privalumas ar trūkumas? Ir kodėl? O aš manau, kad tikrai privalumas. Kodėl? Ego mūsų gyvenimui padeda mums irgi tikrai. Kaip tu, Tomai, manai? Aš tą patį. O pats esi su dideliu ego, ar esi pakankamai ramus žmogus? Pakankamai ramus. Supratau. Ir šiais metais taip pat dalyvavai UTMA organizacijoje, tai kas nežinote, UTMA yra nauja kovinio sporto organizacija Lietuvoje, kuri renka pilnas arenas kiekvienu savo renginiu. Ir tenais debiutavai ir išplėšė pergalę pirmajame raunde. Tai kada vėl pamatysime tave šioje organizacijoje? Nieko nežinau, kol kas dar niekas neaišku. Reikia dar matyti dar daug titulų iškovoti. Bet kaip manai, ar dabar tai, kad tu laimėjai pasaulio kickbokso čempionatą, ar tai padės UTMai pamatyti tave kitomis akimis? Faktas, manau. Bet aš manau, kad ir taip mato. Ir taip mes pasiūlymą sulaukėm ir dabar pasiūlymą mes turėjom iš UTMos, bet pasiūlymas buvo toks, kad Tomui yra 16 metų. Jam siūlo kovoti su vyresnė amžiuje, 18-19 metų. Tai kol kas aš prieš. O jeigu ne paslaptis, kas turėjo būti priešininkas? Paslaptis. Todėl, kad aš neprisimenu. Supratau. Ir kaip minėjau, kol kas tik 16 metų, tai kokie tavo ateities planai? Ar toliau sieksi Olimpo viršūnės kovinėme sporte, ar vis dėlto suksi kažkokiu kitų gyvenimo keliu? Faktas, kad mėginsiu pasiekti kuo daugiau šitam sportą. Pagrindinis tikslas iš to gyvens. Žiūrėsim, kaip gausis. O negalvoji apie studijas po mokyklos, tapti galbūt treneriu, gauti aukštą išsilavinimą? Faktas ir apie tai galvoju, reikia visko. Ir klausimas treneriui, tai kokios emocijos verda jūsų viduje, kai jūsų kovotojas įlipa į ringą? Tai žinok, mano pulsas turbūt 200, adrenalinas, atrodo, kad aš einu kovoti. Aš žinau tą jausmą, tai aš buvau kovotojas, aš ėjau į ringą, žinau, kad tai reiškia. Ir ne visi iki ringą daeina, žinokit. Mes einam kartu, aš visą laiką sakau savo kovotojui, tu eini ne vienas. Aš einu kartu su tavim ir tu ringį kovoji, o aš už ringą, padedu tau. Tai adrenaliną turiu labai, kaip sakoma, labai daug adrenaliną ir tikrai spaudimą jau turiu tikrai. Kalbant apie pačias varžybas, gal atsimenate pirmasias Tomo varžybas ir kaip jisai tenais pasirodė? Tomai, padėk man. Jau tiek kovų dabar buvau nuvažiavęs, kad mes pirmas varžybos kur buvo? Kaune? Kaune, man atrodo, jo. Laimėjau 3 raundį iš kelio, man atrodo, nokautu jo. Praplėšiau žmogų kaktą. Stipru tikrai. Ir dar klausimėlis būtų, tai ar tavo kaip kovotojo išugdytos vertybės pasitvirtina eilinėse gyvenimo dienose? Faktas, manau. O kokios tos vertybės? Pagarba vyresniam žmogui, kaip treneriui, pavyzdžiui. Vengimas išvengto gatvėje, visų tų muštynių. Ir viskas, manau, daugiau nėra ką. Na ir vienas iš paskutinių klausimų, tai kodėl verta propaguoti kovinį sportą? Sveika gyvenimo būsena. Disciplina. Ir aš visiems sakau, kiekvienas berniukas, kiekvienas vyras turi ateiti būtent į kovinį sportą ir pabandyti save. Ir aš duodu 100%. Ir aš norėčiau, kad kiekvienas vyras pabandytų išeiti į ringą. Ir tiek emocijų daeiti iki ringai ir išeiti į ringą. Ir nesvarbu, laimėsi tu ringą ar pralaimėsi, bet tai yra toks savotiškas narkotikas. Tai būtinai kiekvienas vyras privalo sudalyvauti ir ateiti į Muay Thai imperiją ir dalyvauti. O dar taip pat su šituo koviniu sportu vis toks labai dažnas susijęs klausimas arba teiginys, kad kovinis sportas yra, galima sakyti, legalios muštynės. Tai ką galite pasakyti tiems žmonėms? Klysta. Faktas klysta. Čia ne muštynės. Čia baruose žymiai daugiau muštynių vyksta. Taip, pažiūrėk, kas darosi. Tai yra menas. Kovų menai.
Tai yra menas, čia yra nemuškinės. Aš nesutinku. Aš irgi. Treneri, kokia būtų jūsų svajonė iš Tomo pusės? Ko jūs tikitės iš jo? Olimpiadai auksą. Tikrai. Ir taip ir bus. Taip ir bus. O tavo, Tomai, kokie siekiai? Tas pats. Taip pat. Faktas. O ar negalvoji sukti vėliau į profesionalias organizacijas kaip One Championship arba į Glory Kickboxą, kur kovojo Sergejus Maslobojevas, kuris buvo jūsų auklėtinis? Jei tik sulauksiu pasiūlymų, kodėlgi ne, reikia to, pinigų visiems reikia. Ir kokia tavo svajonių kova? Ar turi kažkokią savo svajonių kovą? Tarkim, dabar yra kažkoks profesionalus kovotojas, su kuriuo labai norėtum sukovoti. Kol kas nematau nieko. Nėra tokios. Dar negimė. Nenorėtum Narauskui atsilyginti už Dirkstį? Dirkstys pats atsilyginti. Tai manau, šiam kartui bus tiek. Ačiū visiems žiūrėjusiam. Tikiuosi, kad šioks toks kitoks laidų formatas jums patiko ir susitiksime kitose laidose. Ir ačiū labai svečiams. Ačiū.